Aš tai pirmiausiai labai žaviuosi, kad tokie jauni berniukai ir jiems taip rūpi tokie dalykai kaip aklieji žmonės su negale, nes iš tikrųjų tai dabar visas pasaulis darosi toks tolerantiškas ir Lietuvoje būtent tos tolerancijos, to geranoriškumo labai trūksta. Ir kai dabar tokie jauni žmonės užsiima tuo, kad kažką sukurti, palengvinti akliesiems, tai aš manau, kad nuo to Lietuvai tik geriau ir kad mes visi kažką tai galima bendro padaryti. Ir ypač žiūrint į tą žaidimą, tai labai džiaugiuosi, kad jis toks yra, nes ypač vaikams, kurie yra sunkiai matantis. Ir mokyklose trūksta specialistų, trūksta tiflo pedagogų. Ir būtent toks žaidimas ne tik tai lavina tą smulkiąją motoriką, bet labai lengva išmokti ir brailio raštą. Ir tos kontrastinės raidės padeda vaikui įsidėmėti, pajusti, suprasti, išmokti. Ir aišku, tokie vaikai dažnai irgi būna truputėlį kartais ir ne taip smagiai jaučiasi, bet kada jie gali įsijungti ir kitus draugus, tai čia manau, kad tokia puikia priemonė ir bendrystė, o pas mus klube irgi labai smagu, ar ne? Mes visi kartu pažaidėm, irgi kartu sujungėm mus, galvojam žodžius ir buvo įdomu, gera. Tai tikrai labai ačiū ir pirmin berniukai, kurkit toliau, tobulinkit dar tą žaidimą, kad būtų. Bet iš tikrųjų pradžia tai nuostabiai gera. Ir ta jūsų idėja labai puikiai. Tai ačiū. Visų pirma, tai didelis staigmena, nes niekad negalvojau, kad žaisiu, kada žaidimą pritaikytą akliesiems. Tai dėkui vaikinams, kad rūpi, kad yra akli žmonės ir jie sėdi vieni namuose, tai labai dėkui. Šitą žaidimą jau ne pirmą kartą liečiu. Pirmi kartai labai sunkus, bet tiesiog reikia laiko. Ir aš manau, kad viskas bus gerai. Tai siūlau labai visus palaikyti, nes žaidimas vertas dėmesio ir labai mums reikalingas. Labai dėkui. Visų tai pirmiausia, kai pirmas sykį paskambinot, buvau labai nustebęs, kad kažkas mūsų ieško, kad kažkam vis dėlto esame reikalingi. Tai visų pirmiausia, ačiū Jums, kad Jūs kažką tai sugalvojot, kažką tai darote dėl mūsų. Ir sėkmės Jums. Tai iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad tokie jauni žmonės, moksleiviai, dar nebaigę mokyklą, sugalvojo tokį žaidimą, kuris iš tikrųjų, kaip man, kuri esu silpnaregė, man labai patiko. Ir tikrai linkiu Jums eiti į priekį ir nesustoti ir galvoti ne tik šitą, bet ir dar daugiau įvairių tokių žaidimų. Ačiū Jums.